čia dabar įsitaisyti, kai man turėsi padėti arbatą, nes nepasieksi. Tu ten filmuoji, ne? Ja. Nežinau, dabar gerai ar negerai girdžiu. Pirmas blynas. Nu ką, pradedam? Pradedam. Tai kas mes tokie iš vis esame ir ką mes čia darom? Ką mes čia pasijungiam žmonės dabar galvoja tiesiog. Ai, šiaip savo sugalvojom pašnekėti tiesiog. Tai mano vardas Dominikas, čia Paulina, mano žmona, kurią jau turbūt visi puikiai pažįstat. Nu, arba ne, arba yra užklydėlių, kurie čia pirmą kartą užklydo. Kas yra labai faina. Taip. Šiaip tai greičiausiai galėjot mus atpažinti iš mūsų kapitalinio buto remonto, dabar jau ir šeimos pagausėjimo. Arba šiaip tokių nesąmoningų poros reelsų tiesiog. Nu, galbūt kažkas iš viso seka mane taip senai, kai dar žino mane kaip ekologijos mergaitė. Nuo ko realiai prasidėjo mano visa šita turinio kūrimo karjera. Green power. Nu, tai Tai va. O dabar Paulina pastaruoju metu labai daug susilaukia visokių žinučių, atsižvelgiant į mūsų poros turinį galbūt, kur tiesiog darydavom kokius reelsus taip kaip tu mane kankini, kabutėse, su visokiais challenges ir taip toliau. Ir susilaukia labai daug žinučių. Gal tu biškai papasakos daugiau apie tai? Tiesiog, kad kokia ta mūsų poros paslaptis. Ir mano dažniausias atsakymas būna, komunikacija, nes mes šiaip labai daug šnekam. Belenkiek. Ir čia realiai atrodo, kad bent jau iš mano pusės atrodo, kad čia tvirtas poros pagrindas visada yra kalbėti vienas su kitu, tiek gerais, tiek blogais momentais ir spręsti problemas kartu. Bet kas yra susijęs su komunikacija, tai atkreipiam dėmesį, kad mėgstam labai pasikalbėti įvairiom temom, padiskutuoti iš skirtingų kažkokių tokių kampų, paimti temą. Ir pavyzdžiui, aš už vieną pusę, Dominikas galbūt už kitą pusę. Ir tas Paulina labai nervuoja, nes aš tiesiog kartais abudu žinom, kad palaikom tą pačią pusę, bet aš toksai, bet Paulina, pagalvok iš kitos pusės. Ir tada Priverčiam vienas kitą biškį šiek tiek pažvelgti iš tų skirtingų pusių į tam tikras situacijas. Ir kartais būna, kad išsidiskutuojam tam tikrom temom iki tokio lygio. Taip deep nueinam. Nu, tokie, atrodo, kad ten grinai, kai sako 4 valandą rytinį conversationai, tokie būna vidury nakties ir tu ten jau nueini neaišku kokiais smegenų vingiais. Tai žodžiu, tai kažkaip pagalvojam, kad kadangi visus domina tie mūsų smegenų vingiai, kaip jie veikia mūsų poros santykiuose ir mums patiems taip būna faina, kai mes pasišnekam tokiom temom. Tai pagalvojom, kodėlgi nepasidalinus mūsų tom diskusijom kartu su kitais. Tai, ką jūs dabar žiūrite, tai yra tiesiog mūdų pasikalbėjimai, kur mes tiesiog padiskutuosim tam tikram temam, pažiūrėsim jas iš skirtingų kampų, kaip galbūt aš kaip vyras, kaip būsimas tėvas matau, tu kaip moteris, būsima mama, tai ir tiesiog pabandysim iš visų pusių apžiūrėti, apkramtyti ir prieiti kažkokių gal išvadų. Taip, tam tikras situacijas. Tai kadangi čia mūsų toks pirmas blynas, tai matosi, į mikrofonus buvo investuota, bet dar ne į tos podcastinius, bet tokius, kur galėtumėm ir šiaip pritaikyti, jeigu filmuotumėm kažkokius vlogus, ar šiaip kažkur turinio už namų ribų. Ir aišku, dabar dar tik vienas kameros kampas bus matyti. Soriuka. Statiškas toks, tai žiūrėsim, kaip seksis šitas projektas, ar jis sudomins, jeigu taip, tai su ateitim, artės žiema, tai nenori tamsus periodas, reikės investuoti šiek tiek ir į įrangą. Jo, tai realiai jūsų rankos dabar priklauso, jeigu jums šitas blynas patiks ir viskas bus tvarkoj, mes iš savo pusės pirmą žingsnį padarėm, dabar jūs padarykit ir mes tada visą likusią dalį paliksim ir išpildysim. Tai va. Tai ką, keliaujam realiai prie savo šiandieninės temos? Jo, tai kaip visi puikiai matot ir kas Paulina seka ir dabar,
Tai tada! Tai ir šiandien norėtume šiaip pasikalbėti apie aplamai nėštumą. Taip labai bendrai, ne, gal biškutį tai apžvelgt patį nėštumą, apie santykius nėštumo metu, galbūt mūsų dviejų, ar ne, ar šiaip tiesiog vyras ir žmonos, ar poros santykius nėštumo metu, nebūtinai tai turi būti vyras ir žmona. Tai su kuo susiduriam, ar ne, iš abiejų gal pusių ir tiesiog apžvelgt, Aptarti bendrai. aptarti. Jo. Tai Paulina, kaip tu jauties? Gerai. Pagrindinis klausimas, ne? Kaip tu jauties? Dažniausiai, kai sulaukiu va tą klausimą, tai dažniausias atsakymas yra gerai, Gerai, tiesiog. gerai. Ir tada visi, nu liuks, maldėt. Bet kas iš, nu, ta prasme, kas už to slypi realiai, už viso to gerai, žinai, nes tu kasdien susiduri su belenkiek iššūkių, su belenkiek nežinomybių, ta prasme, kiekvieną dieną gaunasi nauja diena, kur tu nežinai, kas tas laukia. Ir to labiau artėjant jau gimdymo terminui, tai labai įdomu, su kuo tu susiduri ir kas slepiasi už to. Gerai. Nu, šiaip palyginus, aš kai save dažniausiai palyginu vat, su kitom Mm. moterim, tai dažniausiai tikrai palyginu, kad man labai gerai ir sėkmingai sekas tas nėštumas. Mm. Bet aišku, neapsieita be tokių naktų, kaip pavyzdžiui, šiandien, kai kėliausi į tualetą 5 kartus ir tiesiog nesuprantu, atsigulu ant vieno šono skauda klubą, atsigulu ant kito šono skauda klubą. Ir Gerai. tiesiog jau nebeįsitaisau, atrodo, naktį normaliai pailsėti ir pamiegoti. Nebekokybiškas tas miegas gaunasi. Tai, tai aišku, dabar jau ant to galo susiduriama su tokiais fiziniais kažkokiais sunkumais, bet arba psichologiniais. Mm. Nors šiaip visą nėštumą jaučiausi gan emociškai tokia stabili, ta prasme, nebuvo kažkokių labai dažnų tokių hormoninių, nežinau, protrūkių, kad vat pavyzdžiui, ten verkčiau vos ne kiekvieną ar kas antrą dieną. Nu, ta prasme, būdavo tokių liūdnesnių momentų, bet aš netgi sakyčiau, kad jie gan būna tiesiog normalūs, vos Mm. ne kiekvieno žmogaus, ta prasme, gyvenime, kad kartais užeina tokių dienų, kada tu jautiesi šiek tiek liūdnesnis. Tik vat ant galo, ką pastebėjau, tai kad labai yra tas toks hormoninis ir žinau, kad toks pyktis. Nėštumo hormoninis pyktis, kur tau tiesiog jau viskas kelia pyktį, atrodo, kad ten duris ne vietoj pasitaikė, tu ten galėtum jas ten trenkti tiesiog iš šoną. Ir tiesiog, nu, viskas yra per pyktį dabar šiuo momentu pas mane išliejama. Jeigu trumpai tariant, tai prieš pat šitą podcastą tiesiog aš toksai, okei, bus įdomu, gal šiek tiek jautinuosi viską pirmą kartą, tuo labiau aš prieš kamerą pirmą kartą, nes Paulina jau kaip ir pripratus toksai, bet, nu, nieko padariau, arbatas, viską, žinai, čia taip jau įsitaisėm, Paulina šiek tiek prie to trikoja, kol visą kamerą įrengė ir tas reidžas tiesiog toksai žiūri mane piktų žvilgsnį, toksai tiesiog viskas nervin, čia raukšlelė ant sofos, iki tokių dalykų. Aišku, aš irgi prie to kartais neprisidedu, nes vieną iš tų kartų, kai Paulina ėjo naktį į tualetą, nu, ne šį kartą, bet tiesiog viena eilinė naktis Paulinos kasdienybėj. Tai tiesiog pas mus įeis į vonę yra skalbimo mašina ir džiovyklė ant viršaus. Ir aš ištraukęs prieš miegą iš džiovyklės rūbus. Tiesiog atidariau tas dureles ir jas palikau, o jeigu tu nori įeiti į tualetą, ta prasme, toliau pro vonę, tos durys turi būti uždarytos. Ir Nes jos trukdo praeiti, ta prasme. ir jos grinai Paulinos veido lygmenį yra. Tai įsivaizduokit, eini naktį tamsoj, atsidarai vonioje, tiesiog toks pusiau prasimerkus ir tu tiesiog realiai užsidegi tą šviesą, arba kartais vad net nesidegi tos šviesos ir tiesiog, nu, mintinai žinai tą kelią iki tualeto ir priešais mano veidą tos duris. Ir aš, gerai, kad nebuvau labai įsibėgėjus, bet aš vis tiek ėjau ir aš taip trenkiau tą galvą į tas duris. Man norėjos atitempti Dominiką iki vonios. Ir tiesiog, ta prasme, parodyt, kas čia ką tik įvyko, pademonstruoti jam tą fizinį skausmą, kurį aš ką Paimk tik švelniai jo patyriau. galvą, paimk tas dureles, Nu, rūkį mistake. nu, bet šiaip dažniausiai vat, būna, kad apskritai Dominikui dabar sakau, kad, nu, nekreip dėmesio, sakau, man šiek tiek truputį
būna tokių, kad be priežasties aš šiek tiek būnu dažniau susinervinu, pykstu, tai sakau, kartais suprask, kad ne tu čia kaltas, apart skalbyklės, ne tu čia kaltas, o tiesiog sakau, nu, arba ne, na, tai, nu, nekreip dėmesio, arba tiesiog nesureikšmink taip, nu, aš pati stengsiuosi nesureikšmint, bet toks jausmas, kad kartais, nu, reikia tas emocijas išlieti, kad šiek tiek pasijaust, ta prasme, nu, Mm. nu, geriau, nu, nelaikyti tų emocijų viduje. Tai va, bet apart to, tai tikrai gerai jaučiuosi. O apie fizinę būseną, ta prasme, sakai, kad su skausmais susiduri ir panašiai, kaip sudylini. Nu, tai taip pat. Lėčiau tiesiog judu dienos metu, bet, nu, būna ta prasme, kad, nu, va, sunku, užlipi kažkur, vat, laiptais, pavyzdžiui, pas mumis į 4 aukštą užlipi, tai prisėdi taip šiek tiek ir pailsi. Ir tada toliau bandai judintis per dieną. Bet, nu, jau dienos metu, tai jo, jau tokia meškutė, vėžliukė jau jaučiuosi, nu, tiesiog atrodo, kad, nu, norisi gal daugiau kažką nuveikti, daugiau kažką pasidaryti, bet paprasčiausiai, nu, jau nebeturi tiek fiziškai jėgų, kiek tu, vat, čia norėtum pasidaryt, kūnas fiziškai jau po Mm. truputį atsisakinėja. Vienas iš tų tai skaitimas, o ne dabar pastarosiu metu, kai atkreipiu dėmesį, kad skaityti jau pulniai darosi iššūkis, nes jau toks paskaičius puslapį toks, Uždūstu, nu, nes čia viskas spaust pradeda jo prie tų plaučių. Tai net ir dabar šnekant, aš tai pašneku, turiu šiek tiek įkvėpt. Ir šiaip, ta prasme, noris, kad jau perimtum tu, žinai, kažkokia jau pratestum mano mintį, nes tiesiog reikia atgaut kvapą. Jo, bet apart to viskas tvarkoj. bet viskas 37 savaitę, Nu, kaip dylini su tuo aplamai, kad viskas decit jau. nu, baisu. Niekas žinau, kad turiu tave ir kartu keliausim per tą. Super, kad tu taip galvoji, bet aš giliai širdį galvoju, kas čia dedas? What the fuck, man čia dabar toks maždaug, ne, aš nesuvokiu dar. 37 savaitę, aš toks susėdžiu, kas čia vyksta? Nu, sunku suvokti jo, kad jau nauja gyvybė ateis į mūsų namus. Bet, nu, manau, abudu iki galo suprasim, kada jau faktiškai tas žmogus bus faktiškai už šitos plonos membranos. Nors jisai, kad yra dabar, atrodo, jau yra jau čia kartu su mumis, bet vis tiek, kai jisai jau kitoj pusėje atsiduri, jau kai turi pradėti jo rūpintis, jau ne taip, kad tiesiog aš pati, mano kūnas pasirūpino, kai jau pati turi pradėti jau psichologiškai, fiziškai rūpintis. Tai tada, manau, biški šiek tiek ir bus to, nu, tiesiog, ta prasme, to didesnio suvokimo, kad va jau 3 esame šeimoje. Crazy. Crazy. O gerai, kalbant apie tą nėštumą dabar, ne, pasiklausiau, kaip tu jauties. Dabar man įdomu, kaip pakalbėjom biškai ir apie psichologinę tą sveikatą, apie psichologinę būseną. Kaip dylini su visais tais aplinkinių žmonių, žinai, indėlių į tą visą tavo nėštumą, apie tos palaikančių žodžių, žinai, komentarus ar patarimus, tos vadinamus, tos, kur visi nori patarti iš savo pusės. Nors, nu, realiai kiek abudu stebim, kiek mokomės, kiek žiūrim, kad kiekvienas nėštumas realiai visiškai skirtingas gaunas. Nu, Netgi tavo pačios pirmas ir galbūt ten potencialus antras ar ten kažkelintas. kur aš nėštumas gali- įsivaizdavau nėštumą baisiau, negu jisai, ta prasme, buvo, aš maniau, kad Negu aš tau ten- nupaišė aplinkiniai. Jo, ne? nes aš maniau, kad jis, ta prasme, tenai, aš ten, Jėzau, tiesiog tragedija bus su mano kūnu, kad man ten, nežinau, ten svorio, ta prasme, daug priauksiu, man čia bus sunku, čia man plaukai slinks, čia trečia ranka išdygs galbūt, ta prasme. Nu, Jau tiesiog- greitai, už 3 savaičių. Nu, jau tiesiog atrodo, nu, tikrai jau buvo, kad tu iš tikrųjų tu labai daug atiduodi, ta prasme, tam naujam augančiam žmogui, bet tai va tame yra esmė, kad, nu, vienom sunkesnis tas nėštumas, labiau pykina, sunkiau fiziškai, psichologiškai, kitom dar kitaip. Nu, mes ant tiek, ta prasme, nu, visos esam skirtingos, kad net neįmanoma numatyti, koks nėštumas moteriai gali būti, kol jinai pati to nepatirs ir kol jinai, nu, paprasčiausiai neišgyvens to. Tai ir manau, kad su nėštumu vienas, vat, yra ir su ta pačia motinystė. Irgi yra, vat, toks dalykas, kad, nu, tu niekada nežinai, kaip tau seksis toj motinystėj. Net nekalbu, kad
absoliučiai visi vaikai yra skirtingi. Nu, ta prasme, kaip ir visi žmonės yra skirtingi, nu, ta prasme, turim aplinkoj, taip ir visi vaikai skirtingi, bet taip pat mes irgi, vat, esam visi skirtingi ir mes visi skirtingai išgyvenam tą motinystę, tą tėvystę. Tai Tai vat kalbant apie tuos, palaikančius komentarus, tai aišku labai faina, ta prasme visada susilaukti yra to palaikymo ir aš labai daug susilaukiu to palaikymo ir labai labai Tų džiaugiuos dėl to. sveikinimų, ane? Nu, tų sveikinimų, tų tiesiog, nu, kokia tu šaunuolė arba kad tu švyti, nu vis tiek labai faina yra, kad ir žinau, kad man pasisekė, kad aš nėštumo metu švyčiu, bet, nu, faina ta prasme. Prisidedi prie to švytėjimo, ne tik. Faina, nu, vis tiek ir atrodo dar labiau švytėt pradedi, kai, nu, tiesiog, vat, kitos moterys, nu, nu, ne tik moterys, žinai, gal ir vyrai, va, ta prasme, nu, kad pagiria, pamato, pastebi, nu, tiesiog komplimentai visada apskritai yra Mm. faina. O kas yra susijęs su patarimais, tai irgi daugeliu atveju aš suprantu, kad yra moterų, kurios, nu, vat, ar tai nėštumo metu, nu, tam aš patariu ten iškart tau tą pasidaryti, iškart tau tą nusipirkti, arba tiesiog jeigu kažką užsimeni jau apie tai, kaip tavo gyvenimas, nu, tu įsivaizduoji, kad atrodys, kai jau ateis tas vaikas pas mus, tai irgi iškart, nu, iš mano patirties, tą, aną ir vat tie tokie bet kokie galbūt neprašyti patarimai nėra labai labai, smagu, nes, nu, jie erzina šiek Mm. tiek. Jie, ta prasme, nu, nes čia net nebūtinai vat galima kalbėti apie nėštumą ir vaiką, tiesiog šiaip gyvenimą, kaip tu gyveni. Nu, vat aš tavo vietoj, va, tarkim, iškart statyčiaus namą, nepirkčiau butą. Aš tavo vietoj iškart ten stočiau ten, o ne tą daryčiau. Nu, dabar arba eičiau dirbti iš karto, ne mokyčiaus. Bet kiek daug veiksnių, ane, įtakoja, ta prasme, nu, kodėl tu pasirinkai tą veiksmą ar ten kitą veiksmą. Ir grįžtant prie to, kai tu sakai, kad tiesiog, kad iš savo patirties, žinai, noriu pasakyti, kad taip ir taip, bet kartais noris turbūt paklausti, o tavo, tarkim, jeigu tu turi 2 vaikus ar ten daugiau, ar tos 2 patirtis buvo tokios, iš kurios tu patirti, iš kurio gimdymo patirties tu nori tą pasakyti, nes aš beveik įsitikinęs, kad pirmą nėštumo metu ir antrą nėštumo metu gali būti, nu, žiauriai skirtingų dalykų ir mes tą, nu, pasiklausom abudu iš artimų, žinai, kanalų, iš kitų žmonių, ar ne, nu, kad žiauriai skirtingi, tos pačios mamos, tas pats tėtis, ar ne, vienas vaikas ir antras vaikas ir taip, tiesiog Tai ir su vaikais, ir tuo pačiu supranti, ta prasme, kad visų aplinka yra skirtinga, visų santykiai yra skirtingi. Tai požiūris į tą nėštumą. požiūris, vertybės, nu, tiesiog gyvenimo būdas, viskas yra ant tiek skirtinga, kad, nu, kiekviena situacija yra unikali. Bet aš manau, kad labai daug tų patariančių moterų irgi tą suvokia ir kad jos tikrai ten dažniausiai vat rašo, nu, tik iš geriausių intencijų Mm. ir nori patarti iš tos savo pusės, bet kai tu susilauki, nu, per 100 žinučių tų patarimų ir tos moterys, jos, kai seka mane, nu, jos mato ir pažįsta, ta prasme, mane šiek tiek daugiau negu aš jas, nes aš tiesiog pamatau slapyvardį tą ir nuotraukėlę tą mažą. Ir tiesiog labas, aš noriu patarti iš savo patirties ir tada tos šimtas tas žinučių yra maždaug 100 skirtingų patirčių ir man jos visos yra, nu, nepažįstamos moterys. Tai man kad ir kaip, ta prasme, nu, faina, kad, nu, jos nori įsitraukti, nori Kad jo, padėti bendruomeniškai, bet visų pirma, nu, dažniausiai aš net neprašiau va tos patirties, o visų antra, nu, kažin kiek va tų moterų pasitikėtų nepažįstamu asmeniu, o labiau galbūt kreiptųsis vat į savo sesę, į savo draugę, į savo mamą su tuo patarimu, su tuo pagalbos prašymu. mm, Ir Ir galbūt vat tai vat kartais ir yra taip, kad, nu, sunku tai paaiškinti moterim, nes, nu, nesinori, kad jos galbūt kažkaip įsižeistų ar nustotų padėti kitoms, nes kitoms tai tikrai reikia tos pagalbos. Yra vat Facebook'e įvairiausių grupių, kur, nu, tiesiog mamos tikrai nuoširdžiai prašo tos pagalbos, tai ir viskas okei yra patarti ir padėti ir paklausyti ir to nepažįstamo žmogaus. Jeigu tu paskui, nu, ta prasme, susitapatini su tom patirtim ir galbūt netgi, nu, paskui
tu draugiam tampi ir tu ta Mhm. prasme, nu, ta bendruomenė iš to ir atsiranda, iš to noro padėti vienas kitam. Bet vat kas, nu, vat yra, susijęs su mano va tų didelių žinučių antplūdžiu, tai, nu, tiesiog sunku labai ir neįmanoma ir tu niekada nežinosi, kuri patirtis yra teisinga, kurią tu galėsi sau prisitaikyt. Ir va dažniausiai va tas ir yra, kad kartais jeigu neprašau aš tos, nu, pagalbos, Mm. tai galbūt geriau būtų padėt kažkam, kas galbūt, nu, paprašo tos pagalbos. Tai va. O šiaip, man dar vat kas ta prasme iš tos pusės yra, kad vyram dažniausiai niekas neprimetinėja komentarų ar vat kažkokių neprašytų patarimų. Nes kažkaip, nu, vyrai tiesiog, jie laukia, jie eina į darbą, uždirba pinigus, jie laukia ir, nu, ta prasme, niekas jiem daugiau neprimetinėja, nu, kažkokių, ar tu esi sulaukęs, pavyzdžiui, neprašytų Mes tiesiog patarimų? praslystam, ane, mums nereikia nei gimdyti, nei nešiot, mes tiesiog sveikinimus susirinkam, nu, kai, ačiū, ačiū. žinai. Nu, taip, susilaukia, ta prasme, irgi kartais gali susilaukti ten patarimų, irgi neprašyti, neskubėk daryti ten dar kažko, žinai. Kaip kas, bet realiai pasižiūrėjus, nu, antplūdį, žinai, moters aplamai, mamos būsimos ir, nu, tėvo būsimos, tai ten nepalyginami skaičiai ten. Tu nedaryk to tenais, ar valgai, nekilnok rankų, ar nekilnok tenais sunkių daiktų ir taip toliau, nu jo, tenais sunkių Negerk daiktų jo, kavos? negerk kavos, ypač jeigu ten, nors nesvarbu, kad be kofeino daras, bet negerk vis tiek, nes arba turiu pasakyti visą laiką, geriu kavą, be kofeino. Žinai, toksai maždaug. Jo, tai, nu, vyrai daug mažiau susilauktų komentarų, realiai, nu, kaip ir sakau, visi sveikinimai, aišku, ir tave sveikina, bet sveikina ir nu, būsimą tėvą, žinai, viską. Bet niekas ten, gal čia vyrai iš tos principinės, iš prigimtinės tos bus, kad mes neišsiplečiam tiesiog, nusveikin, žinai. Kuris ten artimiau nori pabendrauti, gal, žinai, ilgesnam pokalbį. Nu, aš gal, žinai, mes taip darėm, žinai. Mes pampersus tokius rinkom, žinai, arba ten pirkom iš ten, arba atsivežam iš užsienio, žinau, kur jeigu ką kontaktą duosi, žinai, ir taip toliau. Nu, šitie variantai jo, žinai, gal. Bet, nu, jų kai nėra tiek daug, nu, ta prasme, kiekvienam žingsnį, žinai, aišku, ir mes gal netiek dalinamės tų žingsnių, žinai, nu, sakau vėl iš tos vyriškos prigimties, kad, nu, tokiu, neišsiplečiam. Tai gal iš tos pusės, žinai, dėl to ir nesulaukiam tiek daug ir nu, va, kažkaip taip, gal, nu, čia man vienintelė priežastis, žinai, nu, nes, sakau, Aš manau, kad tas ir įsisenėjęs nėra ta prasme, vat vyrui kažkaip iš visuomenės jo, stereotipiškai kažkokie primetami, ta prasme, nu, tokie standartai, ką jis turėtų daryti nėštumo metu. Dabar, vat, kai keičiasi visuomenė, atrodo, kad, nu, po truputį, nu, vat, padėti ir netgi kur skaitom nėštumo tokį mm, kalendorių fainą, faina, kad jau įtraukia, kad, nu, vat, tėtis galėtų galbūt pasimokinti kažkokių tenai ar tai atpalaiduojamų masažų gimdymo metu, ar tai pasirūpinti galėtų buitimi. pasirūpinti buitimi, jūs ilsėkitės paskutiniais Mhm. mėnesiais. Pavyzdžiui, aš pagalvoju, prieš 20 metų aš labai abejoju, kad kažkas būtų taip iš Ta viso rašytoja vos ne ant laužo būtų sudegęs. nu, kad būtų taip Nu, ne, išdrįsę prieš 20 pasakyti, metų. kad Jo. taip būtų išdrįsę pasakyti vyrui, kad jisai maždaug pasirūpintų buitimi. Nu, nes čia, nu, tiesiog, tai vat labai faina, kad keičiasi tas dalykas, bet šiaip, nu, vis tiek, vat, kadangi aplinkoje daug mūsų supo, vat, tų, kurie prieš 20 metų nešiojo ir gimdė kūdikius visai kitaip, tai vat, daug to ir stereotipiškai net neprimeta kažkokios rolės nėštumo metu vyrui. Jo, nu, nes eilinis pavyzdys, va dabar tiesiog prieš porą dienų ar vakar netgi, tiesiog išėjom pasimatuoti, kaip mes tilpam į bagažinę su, su mūsų vežimėliu, su kėdute ir taip toliau. Tiesiog išsimatuot ir kaimynas, nu, ten pamatė, pasižiūrėjo viską ten, ko užsiemam, nu, ką mes čia darom ir taip toliau. Ir tada kitą dieną, jo, tai buvo užvakar ir vakar, tada kitą dieną tai buvo vakar. Tas kaimynas, dar E, pabrėšiu, yra senjoras. Jo, senjoras, tas kaimynas, tai tiesiog aš vienas grįžau iš parduotuvės ir jau klausia maždaug, nu tai išvežiai, ar ne? Tai su ta mintim, kad maždaug aš išvežiau žmoną gimdyti, ją palikau ir jau parsivešiu, jau kai paskambinsiu, jau kai dviese būsiu, maždaug kai bus pasiruošę grįžti, aš jau tada važiuosiu pasiimti. Pat toks mąstymas yra, kai aš net negalvoju, net, ta prasme, net neįsivaizduoju atsitraukimo nei minutį realiai
net apie skambučius ar ten žinutės man sunku pagalvot, kaip aš galėčiau, būnant šalia tenais nueit atsiliept, nu, nebent ten ekstra atveju, ar net ten pakviest gal tėvus, ten, nu, senelius, jau susipažint su kūdikiu ir taip toliau. Bet apie kažkokį palikimą tenais, nu, vat nebent ekstra dalykus skubiai parvežt, tai vienintelis dalykas, apie kitokį atsitraukimą aš net negaliu pagalvoti aplamai, o čia vat, nu, tiesiog yra įprasta, kad, nu, maždaug tu palikai ir, nu, tai kada parsiveši, žinai, kaip čia kas. Sakau, ne, čia repeticija tiktais. Nu, tai vat ir kalbant, va, pavyzdžiui, tokia tema, tai o kaip tu, vat, pavyzdžiui, nu, kaip tu manai, kokia tavo rolė yra nėštumo metu, pavyzdžiui, mūsų Mm, atveju? Ta prasme, ką tu va darei mūsų, ką tu manei, kad tu turėjai daryt, ką tu darei, ko nepadarei, mm, galbūt kažką norėtum, ta prasme, kitaip padaryt. mm. Jo, nu, tai realiai iš savo pusės, tai kaip aš įsivaizdavau, tai aišku, kad visokeriopai tavo dešinioji ranka ir ne tenais visas fizinės užduotis, ką tu pagalvoji, aš tavo tas dvi papildomas rankos, ar ne, kur tu tokia su keturiom rankom kilai, ar ne. Tai tiesiog, kad visom prasmėm tau padėti, ar ne, tenais, apsipirkimai, nu, tiesiog nuimt naštą nuo tavęs, kuo įmanoma didesnę, kad tu sutelktum į tą, būtent tą nėštumą. Aišku, tavo atveju vėlgi tu įsidarbavai konkrečiai šituo laikotarpiu, kai jau reikėtų ilsėtis, tau dar buvo darbymetis, bet jau, nu, aišku, vis tiek stengies nepersistengti ir taip toliau, ir važiavom ir pailsėt viską, bet, nu, pati ta rolė, tai aš taip įsivaizduoju, kad man pasirūpinti, vat kaip ir buvo rašyta, nu, iš knygutės mokamas, buitinė, tą buitimi visą pasirūpinti, prižiūrėti ten namų jaukumą ir, ne, ir panašiai. Nu ir tiesiog, nežinau, aš kaip tėtis tai jutaus, kad, nu, aš pats labai norėjau, aišku, nežinau kaip kitų atveju, bet, nu, įsitraukti į rūbelių ten pasirinkimą, į kursus, nu, ta prasme, mokintis kartu, kaip veikia tas pats žindymas, kad galėčiau būt šalia, patart, stebėt, galbūt kažką blogai darom, ar ten kažką, vat prisimint, kad, nu, žiūrėk, ten kursuose buvo taip, gal pabandom taip, jeigu kažkas nepavyktų. Tiesiog tas visas žinias kartu įsisavint, kad, nu, dvi galvos veikia geriau negu viena tiesiog, ar ne? Tai iš tų kursų pusės, tai aš iš tos, nu, manau, kad čia mano kaip tėčio pareiga, nu ir va tas visas Mhm. kraitelio kūrimas. Kad vis tiek gaunasi, kad, nu, mes realiai, nu, dviese laukiam to Jo, kūdikio ir kad neatitektų tai, kad, nu, aš nešioju ir ir dar kuri išnešioju, viską. jo tenai ruošiuos viską ir tada tėčio rolė įsijungia tik tada, kada ateina vaikas, o kad ta tėčio rolė realiai vat jau įsijungia jau laukimo metu, jau to viso pasiruošimo metu. Jo, Nu ir tuo labiau, kad, nu, logiška, tai vis tiek atsigulam vakarais ir, nu, sakom, pakonektinam su jo, su pilvelio gyventoja, tai, nu, man tai vat irgi taip atrodo, kad, nu, va tas, nu, vyras lygiai tiek pat, ta prasme, kiek įmanoma, turėtų prisidėt prie viso to laukimo, ne tai, kad būtų faina, jog norėtų, bet, nu, jis turėtų jis turėtų, prisidėti, mano nuomonė, nes kad jisai, nu, vis tiek, nu, jisai yra tėtis, tai nu ir tas vaikas jau auga, jis jau yra, nu, ta prasme, tu neišvengsi to. Nu, ta prasme, tai tiesiog faina yra rūpintis jo būsimą mašiną, ane. Ar geri tie, ar geras tas vežimėlis, ar pakankamai didelis, pakankamai mažas, ar spalva gera, ar tepsis, ar taip toliau, kaip jis čia veikia, funkcionalumas čia kaip ratai, kaip kėdutė, kaip jinai tvirtina visą tą. Tiesiog pasirūpinti ir tais namais, vat, ta prasme, vaikas čia dar tik artėja, aš pulni sakau, nereiktų mum apsaugų jau čia šitų stalčiukam visiem ir taip toliau, jau iki maks, nu, ta prasme, tu irgi kaip tu apsvarstai visus stepsus ten, ko tau reikės ar ne į gimdyklą ir panašiai, mhm. aš irgi šalia stoviu, o to ar nereikės, ar tą reikės, nu, kartu, ta prasme, viską tą išgyveni, tik tiek, kad, nu, aš nenešioju to vaiko ir negaliu to pajausti. Bet tu gali, vat, tiek fiziškai, tiek emociškai kompensuot, ko aš negaliu Mm, padaryt dėl to, kad nešioju tą vaiką. būtent. Tai kaip ir gaunasi, kad, nu, tu fiziškai ir emociškai irgi, nu, prisidedi prie to vaiko lengvesnio Taip, nešiojimo. taip. Ir nu, tas jausmas realiai žiauriai geras yra, ta pilnatvė, tokia, kad, nu, atrodo, kad tu iš anksto dar nematęs to vaiko ir taip toliau, tu žiauriai sukonektinus. Nu, prisidedi prie to konektinimo ir Mhm. atrodo, kad tu jau kai su juo sulauks toks maždaug pasiimsi, va, žiūrėk, čia tavo mašina. Žinai, toksai, aš jau Lengviau. tau pasirūpinau viską, žinai, nu, visiškai, kad
kita emocija, žinai, Lengviau nu, susijungti yra Mm, jau po to gimimo. Nu jo. tai yra faina bus. Nekantrauju. Nors 37 savaitę vis tiek nesuvokiu dar, žinai, kad Mhm. artėja link to. Bet labai laukiu. Mhm. Aš manau, kad tėčiui įsijungti yra. Tiesiog pasiekti iki tam tikro lygio yra belenkoks geras jausmas. Mhm. Nu ką, grįžom po reklaminės pertraukėlės. Šiek tiek buvo techninių nesklandumų. Tarp Šiaip, kitko, čia gali būti jūsų reklama. taip. Jeigu atvirai, tai mes dabar bandom kokį 6 kartą perfilmuoti antrą šitą podcast'o dalį. Yra kaip yra, žinot. Nu, žodžiu, gerai. Tai grįžtant prie mūsų nagrinėjimo temų. Apie nėštumą ir santykius. Tai pakalbėkim dabar šiaip, kaip manai, kaip mūsų santykiai pasikeitė nėštumo laikotarpiu. Teigiamai, galbūt neigiamai. Yra gal kažkokių tokių aspektų. Iš neigiamų aspektų tai net nežinau. Aš teigiamas gal pasimsiu, man lengviau bus. Yeah. Tai iš teigiamas pusės tai visai next level shit connectinams vėl gaunas. Nes, pas mus tas connectinams keliais laiptelis gavos. Realiai pirmas, kai mes tiesiog pradėjom draugauti. Ir realiai tada jau pradėjom labai daug bendrauti ir komunikuoti, būdami realiai, dar paaugliukai, tokie visai. Tai mes Bet dar apskritai prieš mūsų draugavimą mes dar labai ilgai buvom draugai. Jo, tas galbūt dar labai daug įtakos padarė, bet tas, kad mes nuo pat pradžių labai daug bendraudom, labai daug šnekėdom, labai išsiryškinam, kaip mes matom savo ateitį, išsiryškinam vertybės ir jau tada mes abudu aptarėm, kad realiai abudu norėtumėm, kad mūsų abiejų tikslas yra sukurti dar laimingą šeimą ir taip gaunas, kad dabar viskas link to ir ved anksčiau ir vėliau. Tai pirmas stepsas tada jau buvo, kai mes sukonektinam, pradėjom draugauti viską. Tada antras, kai mes išsikraustėm į Kauną ir apsigyvenam kartu, kai realiai nebuvo jokių artimųjų, nebuvo jokių. Viskas buvo nauja, ta prasme, buvo nauji darbai, naujos studijos, nauja gyvenamoji vieta, naujas miestas ir nulis pažįstamų, nulis draugų jokių, tik mes dviese. Tai turbūt tas irgi labai daug įtakos padarė, kai mes tiesiog užsirakinam savo 2 kambarių bute, da perkeltinę prasme užsirakinam, bet tiesiog kaip nuo viso pasaulio tik mes dviese atvažiavom ir apsigyvenom ir tada pradėjom, vėl antras lygis buvo tas pasiektas, kai mes pradėjom gyventi pirmą kartą kartu, irgi tas konektinimas belenkoks ir vėlgi tas bendravimas, vėl išsiryškinimas. Ir aš pamenu, aš gal mėnuo praėjo, kaip mes gyvenam, gal ten pusantrą ir aš jau toksai, aš jai pasipiršiu. Jau aš nusprendžiau, kad man viskas svarkoja, kad viskas ledas, kad viskas atrodo klosos labai gerai ir aš labai laimingas ir tu atrodai, kad laiminga ir galvoju, kad tiesiog į kitas steps jau noris perėti. Ko pasiekoja realiai praėjo nepilnai metai, mes įsikraustėm rugpjūčio gale ir tada birželis berods buvo, ne? Jau aš tau pasipiršau. Tai nepilni metai, kada sužinau, kad ir tu jau nori toliau vystyti mūsų santykius. Ir aišku, tada vestuvės, kai mes atšventėm tiesiog savo meilės dieną. Nes, visi klausinė, tai va, kaip po vestuvių, kaip pasikeis dabar jūsų gyvenimas, čia dabar taip ir taip. Bet, mums tai realiai tiesiog buvo atšvęsti mūsų santykius, mūsų meilę, tiesiog. Nes mes jau gyvenom kartu, mūsų šeimos biudžetas buvo vienas. Realiai mes jau šeima buvom, tiesiog be to santuokos liudijimo. Jo. Ir tiesiog pasiėmėm santuokos liudijimą, kada jau teisiškai oficialiai jau tapom šeimą. Ant popieriaus. Bet čia manau, kad kita tema. Čia tu, man atrodo, netgi 2 labai geras temas užkabinai, tai aš norėčiau jo, kad nebevystum, čia biškai paliktų ateičiai. Jo, ir dabar tiesiog tas šeimos pagausėjimas, tai tiesiog visiškai vėl kito lygio. Visi jie savotiškai, daug reiškintis, bet kažkiek ir skirtingi tie sukonektinimai mūsų kaip santykių, tai kiekvienas naujas, kiekvienas savaip žavi. Ir tu per naują, tarsi, ne tai, kad per naują, bet tu pažįsti tą žmogų kitokiam lygiai, su to kiekvienu nauju laipteliu, ir čia pavyzdžiui su to nėštumu ir paskui su vaikais, tiesiog pamatysim viens kitą mamos ir tėčio rolėje, tai ir vėl atrodo iš naujo, noriu sakyti iš naujo, bet tiesiog papildomai atsiras vėl iš kažkur to papildomo susijungimo, tos papildomos meilės, pagarbos, ta prasme,
Ant kiek Ir tas mum tiesiog, man atrodo, patinka gyvenimą gyventi kartu ir kad jisai keičiasi ir kad tiesiog kartu tobulėjam ir einam per tą gyvenimą kartu, tai mum atrodo, kad tiesiog patinka kartu gyventi gyvenimą. Gyventi gyvenimą, va, tiesiog paprasčiausiai. Gerai pasakiau. gražiai. Jo. Na ir dar vienas iš tų tokių, vėl, kas irgi suartina, tai tas toksai hobis atsiradimas, tas kur tą, tos naujus namus trečiam mūsų šeimos nariui ir ieškoti, kaip jie prengt, kaip ten jam kažkokių ten pramogų, ar ne, ten kokios subuoklės, vežimukas, rubeliai, dar kažkas. Ir tas, kaip abudu mes ieškom, žiūrim, nagrinėjam ir tada viens su kitu dalinamės, irgi tokia kaip hobis gavas tiesiog. Nu, bet manau, čia neišvengiama tėvų gaunasi, a, kad jie vienas su kitu va dalinasi, kaip galėtų patobulinti tą būsimą gyventoją. Tai ir manau, kad čia dar laukimo metu. Jo, Bet manau, kad dar kai gims vaikas, tai irgi dar daugiau atsiras, kur čia galim jį nuvežti, kokias veiklas, kur čia žaidimų aikštelė, kur čia pažais, ką veikiam savaitgalį. taip. Žodžiu, absoliučiai, dabar visi tokie va dalykai. Tai va. Tai o iš tos neigiamos pusės, tai aš manau, kad paprasčiausiai kaip ir fiziškai gauna, žinai, šiek tiek apribota, tai va tas jaučiasi gal, kad kažkiek turi įtakos, nu, kaip mes laisvalaikį mėgdavom leisti, kad ten, pavyzdžiui, kempingaut, žygiuot, važinėti su Ai, nu jo. dviračiais, nu, va tokie visi dalykai. Bet čia nėra, kad santykių labai, čia gal pats neštumas, tiesiog tokios aplinkybės gal susiklosto, bet tai nėra, kad tai neigiamai paveikia, nes realiai dabar pagalvoju, nu jo, mes važiavom atostogų ir, nu šiaip mes labai mėgstam kempinti su palapinėm ir panašiai. Ir jo, mes šiais metais nevarėm su palapinėm dėl to, kad, nu, tau sunkiau ar ne fiziškai, ten tam tikri poreikiai yra papildomi ir taip toliau, tai jo gal tas kažkiek įtakoja. Bet, nu, randam sprendimų ir apeinam, nes vėlgi, kadangi mes daug kalbamės, daug bendraujam, išsiryškinam, ką mes norim veikti, nenorim, kaip praspręst tas problemas ir Mhm. viskam randam sprendimus. Su ta pačia veikla pasižiūrėk, jo biškį sumažėtų žygių, su dviračiu pasivažinėjimo ar panašiai. Bet come on, mes atradom vėl iš naujo dėlionės, sudėliojom dvi dėlionės čia per tą laiką, toks irgi naujas, nu, ne naujas, senas, tiesiog vėl grįžom prie to. Tai Atrandi tą, nu, ta prasme, atrandi, kaip kitaip nuveikti, ta prasme, ką kito nuveikti per jo, tą laisvalaikį. Ir aš manau, kad čia labai svarbu, nes čia tokia kaip ir treniruotė, kad kai vaikai atsirastų irgi, nu, tie santykiai pasikeistų, nebegalėsi daryti tai, tą, ką tu darai dviese, tu turėsi jau prisitaikyti ir kartu su vaiku sugalvoti kažkokių veiklų, arba galbūt jeigu ten ir vaiką ten, nežinau, vėliau prižiūrėtų ten seneliai, nu, ta prasme, kad, nu, tu laviruosi tarp tų vat, visų veiklų, tai čia tokia kaip treniruotė, kad tu gali atrasti kažką naujo ir kad kažkaip kitaip tu gali išmokti leisti tą laisvalaikį ir mėgautis tuo laiku kartu, laiku šeimoje, ar tai laiku dviese, žinai, ir svarbiausia, nu, va tas ir yra, kad mes iš neigiamo paverčiam į teigiamą, žinai, jo, nu, ta prasme, bandai žiūrėti ir susitaikyti su tais pokyčiais ir per daug nesureikšmint, nes nieko nėra taip. amžino. Tai va, o toliau, kaip ir turi dar kažkokių požiūrių apie santykius. Nu, kaip ir aptarėm, man atrodo, nes, sakau, neigiamų nelabai, vat, išvertėme teigiamus, o teigiami tai turbūt tas, kad Mhm. vėl į kitą lygį perkė. Tada aš norėčiau apžiūrėti vieną situaciją. Ok, Tau sakytų man, paskaityt? bus kažkokia situacija, Jo, man labai įdomu. jo, vieną situaciją, tuoj susirasiu. Ties, Čia buvo Facebooko grupėje, tiesiog pamačiau apie neštukės, žodžiu, mhm, neštukės mamytės, pamačiau tokį įrašą ir galvoju, būtų įdomu, ta prasme, kad, nu, vat mes savo podcast'e galėtumėm apžiūrėti vat tam tikras situacijas ir padiskutuoti. iš abiejų pusių, kaip galbūt aš reaguočiau, ne, kaip tu. Nu, vyro, moters ir šiaip, ta prasme, pasiimti skirtingas Ok, perspektyvas, žinai. Tai gerai, skaitau dabar ok. įrašą. Ar jūsų vyrai buvo gimdyme? Jei taip, ar nepasikeitė jų bendravimas ir požiūris į moterį, seksualumą moters ir panašiai? Norėčiau, kad mano vyras būtų gimdymo palatoj iki pačio gimdymo, o gimdymo metu galbūt ir ne. Nes kažkaip jaučiu, jog vyrui pamatyti vaizdai gali palikti kaip ir tokią psichologinę traumą. Pasidalinkit savo patirtimis, įdomu paskaityti, ačiū.
Nu, pasidalinsiu. Nu, nu jo. Tiesiog. Ar tu būsi mano gimdyme? Aš būsiu tavo gimdyme. Šitą tu nori užbrėžti, kad tikrai būsiu, bet nu čia. Ar, nu, gerai, tarkim, pasižiūrėkime iš vyro perspektyvos, ar, kaip manai, ar tu, ta prasme, pas tave iš viso bent buvo atsiradus kažkokia baimė, kad tu po gimdymo į mane žiūrėsi kitaip? Ne. Tikrai, čia iš vis kažkokia nesąmonė. Čia, nu, nežinau. Gerai, reikia nebūti tiesmukiškais ir ne pažiūrėti lankščiai visą šitą situaciją. Bet tiesiog, gerai, jeigu tu nusprendi, kad tu nori būti, nu, jeigu tu užsiemi tam tikrais reikaliukais, kitaip tariant, lytinį santykių su savo žmona, su savo antrapusė, su savo pora, ir tu tada po to žinai, kokios tai gali būti pasiekmes, nu ir ta prasme, į ką tai gali išsivystyti, jeigu jūs siekiat, pavyzdžiui, šeimos pagausėjimo ir panašiai. Ir jeigu tu bijai pamatyti vėliau tą žmoną, kad jinai tau bus nebeseksuali ir panašiai, tai tada va taip, va tai yra, o toks įviršis yra, nu nes čia, čia, nu nėra čia vyriška, ta prasme, čia nulis vyriškumo ir čia, tada nemanau, kad tu esi vertas būti tėčiu, žinai, jeigu tu taip žiūri į savo antrą pusę, į savo ten partnerį, ar ne, jeigu gražiausia diena, ta prasme, taip, tai moteriai yra sunkiausia, nu, nesunkiausia, galbūt skausmingiausia diena, ar ne, bet turbūt viena iš gražiausių gyvenime. Ir tu į visą tą, tuo atveju tu galvoji tik tais va apie, tipo, kokį, ar jin išliks seksuali ir taip toliau, ar patraukli, nu tai tu tada nematai to tikrojo grožio, nes tą dieną ta moteris yra pati realiai gražiausia, nes jinai atneša gyvybę į pasaulį, naują gyvybę, tavo sūnų ar ten dukrą, tiesiog tavo vaiką atneša, o jeigu tu taip matai visą šitą situaciją, nu tai tada, come on, sorry, nu, ta prasme, tu Tai nesi vertas to. tai vat ir tas, kad, nu, ta prasme, tu dalyvauji, kad tu gimdymo metu dalyvaujant, tu turėtum galvot ne apie tai, kad kaip aš paskui žiūrėsiu, tipo, į šitą moterį, į ten seksualumą ir taip toliau, ir aukštint kažkokius savo seksualius potraukius, vietoj to, kad tu dalyvautum vaiko, nu, gimime, ta prasme, Taip, taip, nu, toj dienoj tokioj svarbioj. nes moteriai tą dieną realiai, nu tai belenkiek reikalingas, ta prasme, tas vyro palaikymas. Ir, nu, pavyzdžiui, Tai automatiškai, aš beprotiškai noriu dalyvauti ir, aišku, iki gimdymo pačio palatui toje palaikyti, raminti ir panašiai, bet ir pačiam gimdyme tiesiog dalyvauti, nes tada moteris būna aplinkui, nu, nepažįstami žmonės, taip, tai jie yra gydytojai, jie nori tau padėti, jie specialistai ir taip toliau, bet nebūt šalia ir nepalaikyti ir ten neduotos rankos, kurią vėliau jie traiškis ir ten reikės operaciją daryti, atstatymą ir taip toliau. Bet tu tada bent 0,1% to skausmo galėsi perimti iš moters, kurį jinai patiria to gimdymo metu ir, nu, kažkaip jai padėti, nu, nukreipti tą viską skausmą, tą sunkumus ir kad ir kaip sunku, nu, kad ir kaip crazy sakyti ten, bet, nu, padėti atsipalaiduoti jai tuo momentu, kai jinai gimdo, atneša tą gyvybę naują, nu, tai čia ir nedalyvauti tame, nu, tai čia iš vienos pusės čia yra kaip tu kaip partnerė, ar ne, pareiga. Kitas dalykas, kaip tėvo, ar ne, kai tu pamatai, kaip gimsta tavo vaikas, nu, tai tiesiog, nu, o aš net nekalbu apie po to, kas vyks, nes, nu, tai viskas nesibaigia tiesiog gimdymo, taigi po gimdymo tai nebūna ten vėliau moteriškum, nu, lytiniai organai, ten tiesiog gelytėm papuošti ir viskas, o, va. O, nu, tiesiog, taigi viskas gijimo procesas, kuomet, nu, ta moteris nebus, va, iš karto vėl patraukli ir seksuali, jinai, jai reikės sugyti ir taip toliau, ir jinai vaikščios ir su tais pačiais pampersais, tais pačiais įklotais, ir jie nebus ten braziliško, žinai, ten stilius ar panašiai. Nu, tai tiesiog, bet jai reikės, kad tu čia šalia būtum, nes, nu, kol jinai dylint su savo reikalais ir sveiks, tu ne tik turėsi pasirūpinti naują gyvybę, bet ir jie to būtinai turi pasirūpinti. Ir, nu, tiesiog, nes to vaiku tai ir seneliai galės padėti ir taip toliau, bet tau svarbiausia reikės būti šalia, nu, partnerio. Ir tiesiog, nu, man tiesiog pykti kelia. Toksai, aš suprantu, kad čia kita labai didelė problema, kas gali būti, kad čia yra moters padarytos prielaidos ir jinai tiesiog neiškomunikavus savo partneriui yra
šitos situacijos. Tai vat aš ir tą norėjau pasakyt, kad aš visiškai sutinku su tavim, bet, nu, vat galima pasižiūrėti ir iš tos pusės, galbūt moteris iš visuomenės prisiklausius kažkokių tokių, vat, kad ten vyram ten baisu, šlikštu, gal kokių, nežinau, filmų prisižiūrėjus, straipsnių, nu, nežinau, neįsivaizduoju, bet pati psichologiškai savo susidarė tą baimę Mm. ir bet tada irgi problema, nu, kad santykiuose nėra komunikacijos, kad Taip, tu pirmiau bėgi į Facebooką, žinai, klausti, kokios jūsų patirtys, vietoj to, kad tu pakomunikuotum su vyru, nu, kaip jisai nu, jausis, ar ta prasme, nes, nu, pavyzdžiui, vat, kai sako, jinai pati vos ne, kad susikuria, kad kaip ir norėčiau, kad būtų, bet kaip ir baisu, kad paskui į mane nežiūrės, nu, ta prasme, taip, nu, gražiai, tai galbūt, nu, vat, reiktų visu šituo sukomunikuot, ta prasme, su vyru nu ir taip, ir pasikalbėt, ta prasme, kaip tu kodėl tu norėtum, kad jisai dalyvautų, ir galbūt net pasisakyt tas savo baimės, o jisai galbūt net paneigtų tas jo, baimės, gal čia žinai, viskas tik tais tavo galvoje nu, realiai. galbūt paneigtų baimės, o jeigu ir nepaneigtų tų baimių, aišku, nu, visada kiekvienuose santykiuose, žinai, galima daryti, ta prasme, kaip tiem santykiam yra geriausia, Bet bet, nu, kažkaip jeigu moteris norėtų, o vyras atsisakytų dėl tokių priežasčių, nu, tai būtų labai liūdna, labai liūdna. kad iš viso buvo sugalvota tada užmegzti gyvybę ir lygiai taip pat kaip tu natūraliai užmezgi gyvybę tam pilvely, lygiai taip pat natūraliai Taip, ta gyvybė ateina į šitą pasaulį ir nemokėti susitaikyti su tuo natūraliu procesu, nu, tai šiek tiek liūdina ir galbūt reiktų tada, nu, ta prasme, pagalvoti tam vyrui, nu, susidėlioti, žinai, tam tikrus prioritetas. prioritetus ir vertybės. Aš suprasčiau, jeigu, supranti, jeigu ten, tarkim, nu, jisai yra labai jautrus ten visiems šitiem dalykam, taigi žmonės ir kraujo bijo ir taip toliau. Nu ir tenais, jeigu iš tos Nualpimas. pusės jo, jeigu mes kalbam apie lytinį potraukį ir Mhm. taip toliau, tai, nu, labai labai liūdna, Jo. labai liūdna. Jo, nes, nu jo, aš irgi vat sutinku su to, nu, kad ta prasme, kad va dėl tų fizinių, žinai, Jo, nualpimų, taip toliau, nu, čia irgi natūralu nes, nu, visiškai. tada tu sveikatas, tai, nu, natūraliai, Jo, žinai. kad geriau tada gydytojai detektų žmonai, o ne tave gaudyt Jo. ten krentant ant žemės, žinai. Tai žodžiu, tai, nu jo, bet, nu, pabandyti vis tiek, žinai, verta. Nu, taip, taip. Ne, aš visiškai irgi sutinku su tavo nuomonė. Čia kaip ir dažniausiai, žinai, santykių problema, trūksta komunikacijos. Jo. Tai va. O šiaip tai va, tokią situaciją norėjom apžvelgti, todėl kad norėtumėm va, į savo podcastą įtraukti va tokią kaip ir Rubrika? rubriką, jo, Aišku. kad, ta prasme, norėtumėm mes va, apžvelginėti įvairias situacijas, galbūt, Ne tik apie jo, ne tik apie gimdymą, ne tik apie šitą temą, bet aplamai viskas, kas yra su santykiais, tai yra, gal kažkokius problemų turit, gal kažką manot, kad darot blogai, arba jūsų partneris daro blogai ar ne, bet jūs nežinot, nu, neturit su kuo galbūt pasitart, arba galbūt jūs save kaltinat dėl kažkurių dalykų, gal iš tikrųjų ten, bet jaučiatės, kad ne jūs blogai darot, o partneris, nu ir taip toliau. Arba galbūt jūs tiesiog neturit su kuo pasikalbėti. Arba jeigu turit, tai yra, pavyzdžiui, tik vienos lyties na, atstovai ir ne, ir jūs norite išgirsti kitos lyties atstovų kaip patirtį jo, vyro, moters požiūrį, nu, ta prasme, tiesiog į šiaip. įvairias situacijas. Jeigu norėtumėt, kad mes sureaguotumėm į jūsų situaciją kažkaip, arba patartumėm, nu, tiesiog, kad apžvelgtumėm, tai labai labai mielai laukiam elektroninių laiškų. Paliksiu pašto adresą aprašyme. Tai tikimės, kad jau kitam kartui jau bus kažkas, ką galėtumėm apžvelgti, nes tikrai faina būtų. Jo. Ir labai noriu įsiterpti dar, kad tai yra 100% anonimiška. Jeigu Jo. jūs, ta prasme, net negalvokit, kad mes kažkaip, nu, pasidalinsim, mes tiesiog gausim ar ne tą laišką, nereikia nei pristatymų, nieko, žinai. Tiesiog, kad visą konfidencialumą išlaikysim. Mums svarbu tik pati istorija. Nu, natūraliai sureaguosim tiesiog iš savo Jo, nes perspektyvos. ten gali dalyvauti žmogus A, žmogus B ir žmogus C, arba ten tik A ir B galbūt. Tai va. Ir tada tiesiog norim labai padėkoti, kad peržiūrėt iki galo, kad Jo. žiūrėt. Ir paklaus norim jūsų, kad galit palikti komentarą, kaip mūsų pirmas blynas. Kaip mums sekėsi iškepti pirmą blyną, ar mes metam visą tešlą lauką ir toliau kepam. Jo, nes mes turim temų labai daug, esam jį prisirašę vos nežinau, geram pusmečiui į priekį, taip kad turim tikrai apie ką pašnekėti, tiesiog norim sužinoti, ar patiko jums, ar įdomu klausytis, galbūt turit kažkokių pastebėjimų,
kurių Labai labai... norim juos atsižvelgti ir tikrai tobulinti. Taip, ir paprasčiausiai labai lauksim jūsų įžvalgų. Lauksim jūsų patiktukų, subscribe, komentarų Jo, ir tai mus paskatins tada viską tęsti. jo. Tai va, tai Tokie tie mūsų pokalbiai, taip, dabar net nežinau, kada pasimatysim kitą kartą, nes nes pulina tiksinti bomba jau. jo, tai nežinau, kaip čia gausis, bet labai lauksim, žodžiu, įžvalgų. Ir tada atsisveikinam. O dabar mūdu atsisveikinam. Mūdu atsisveikinam. Ir iki greito. Nes mes neuždėlsim šitą tikrai. Jeigu patiks, tai tikrai neuždėlsim. Taip. Tai va. Manau, gerai. Iki.